Sveiki, čia gpb.lt tekstai. Aš esu Tadas. Šiandien jums perskaitysiu antrąją Linarto Tomo straipsnio trilogijos Kapitalui giliai nusispjaut, šoki tu ar ne dalį. Pirmąją straipsnio dalį galite rasti gpb.lt, o straipsnio garso įrašą galite rasti visur, kur klausėtės šito įrašo. Klampus politiškumas, reivo trintis, euforiškas hedonizmas ir liberalieji šokiai. Teiginys, kad kokia nors tvaresnė reivo forma yra gyva ir šiandien, abejotinas ir smarkiai kritikuotinas. Iš reivo nūdien likusi tokia neįdomi dvėselina, kad net atrodo pats prasižiūrėjimas apie ją tampa bereikalingų šios prikėlimo spiritistinių sensų. Banalu kartoti tą pačią tiesą, kad reivas seniai miręs, bet panašu, dėl to jo pamėkliškumas tik dar pavojingesnis. Pati reivo sąvoka, žinia, plačiai vartojama iki šių dienų, tačiau jos turinys, kaip būdinga daugeliu kultūriškai patrauklių konceptų, išsisklaidė ir persikūnijo į galybę skirtingų sąsajų, sunkiai besusišaukiančių viena su kita. Iš reivo dingo visas kryptingas akceleruotas šėlsmas, nusakomas technologijų, muzikos, narkotikų trejybė, kurio vietą užima bet koks didesnio, nors nebūtinai, masto kolektyvinis aktas, kuriame atkakliai dunksi ritmas arba kabutėse nekondicinis vakarėlis, kur nors apleistose vietovėse, byrančiose pastatuose, apipelijusiuose ir drėgnuose bunkeriuose, priemiesčių miškų lopose ir panašiai. Nepaisant to, kad kai kuriuose šalyse tai, kas tebe vadinama reivu, vis dar sugeba į saugias vietas suburti socialinės negandas patiriančias personas, nebeliko pačios kultūros ar subkultūros, tęsiančios ir papildančios kadaise pradėtą tradiciją žvalgytis utopinių potencialų arba reaguoti į vietinės problemas, kaip nutiko su Didžiąja Britanija. Į daugybę smulkių segmentų išsibarsčiusi reiverio arba reiverės tapatybė dabar daugeliui siejasi su, tarkim, dredais, kislotiniais drabužiais arba Lietuvos atveju treningais, kovomis su urlaganais, reiviskų užrašais ir laukiniu kapitalizmu, bedvasė psytrance muzika arba naktiniais šokiais kokiame nors pasidaryk pats festivaliuko purvyne. Na, arba su, kabutėse, šiaip apolitiškas, bet balsuosiu už Laisvės partiją, paklydėliais. Ateityje veikiausiai virsiančiais arba tokiais, kurie tik nori ramiai pagrilint, arba balsuojančiais už kraštutinės dešinėsias jėgas. Bet prisiminkime pirmoje dalyje minėtą daugumai kontrkultūrinių judėjimų būdingą pažadą. Kad ir kur reivas šiandien besivoliotų, jis sugebėjo išsaugoti tai, kas dabar daugiausiai anglakalbiuose internetuose populiariai linksniuojama kaip šmėkla pasaulio, kuris galėtų būti laisvas. Bėda tik ta, kad šis motyvas panašiai abstraktus, kaip ir vis desperatiškiau atgimstantis reivo antikapitalizmas. Tokia pozicija išsakoma netgi vietinių Facebooko renginių aprašymuose. Ir šis kabutėse antikapitalizmas, kaip ir minėtas pažadas, atsiduoda aptakiai idealistinė nuostata, kad ko ne viską išspręs sąmoningumas, kurį, aišku, aktyvuoti padeda psichodelika. Nepaisant išties gražios vizijos repolitizuoti reivą, iš naujo sužadinti visus istorinius jo potencialus ir atsiimti iš mūsų grobiamą laisvalaikį, tai ne tik sunku atskirti nuo dezertyravimo į apsnūdusios palaimos užuovėje ir eilinių vaizduotės galios pirstelėjimų, bet ir peršasi daugybė skirčių, kurių niekaip nepavyksta susaistyti į visumą. Viena tokių – amžinoji praraja tarp pasipriešinimo kapitalizmui ir veikimo prieš kapitalizmą. Pirmojo dėmens atveju, žinoma, kapitalui vienai per kitai priešintis, nors keblu tiksliai apibrėžti, kągi čia reiškia, kažko atsisakymo, nepirkti nieko dieną, greitas boikotą, galima nors ir kasdien, taip įsivaizduojant patį pokytį ar subversiją, kuri dar ir mąstoma pernelyg mikropolitinėmis kategorijomis. Jei jau apie pasilinksminimus, tūsus, pramogas ir laisvalaikį, šokiai klubuose ar kitose erdvėse, kad ir kokiose kabutėse nekomercinėse, kažkodėl siekiais traktuojami kaip veikimas prieš kapitalizmą, tarsi pačiai santvarkai tuo būtų metamas iššūkis. Nors vėlgi, sunku tą vertinti kitaip, nei kaip abstraktų kolektyvumą, edukaciją per eskipizmą ir smulkų ištrūkimą iš alinančios tikrovės. Taip šiandieninį reivą lengviau suvokti ne kaip kovą, o kaip paralelinį ir tuo pačiu, aišku, mažumėlę geresnį, pasakojimą kabutėse oficialiam malonumui kaip kapitalo tiesiogiai steigiamam geismui. Deja, tokiais kabutėse alternatyviais metodais kapitalas dažniausiai yra tik sustiprinamas. Nėra nieko lengviau, nei kultūriškai pasisavinti radikalią kolektyvinę išraišką. Jokių būdų nevalia visiškai atmesti, kad šokant ir linksminantis gali būti kuriami ir stiprinami bendruomeniniai ryšiai, kad ir kaip dabar būtų lengva suabejoti bendruomenės sampratą. Apibrėžta erdvė iš ties suteikia tam tikras saugumą, o ten bandomas įgyti kolektyvinis subjektas, kad ir koks beformis, bei užsisriegiantis greitų malonumų skliaute, tikrai pranašesnis, nei jokio bendro tapatumo neradimas ir atskirtis,
Šitaip malonumas tampa šiokios tokios kritinės sąmonės formuotojų, tiesiu ir smagiu keliu, supažindinančiu su problema, bet vargu ir su jos sprendimo būdais. Reivas pernelyg susipynė su kabutėse sąmoningumo kėlimo, consciousness raising, praktika atsiradusi 70-ojo dešimtmečio judėjimuose, ypač feminizmo, o vėliau išplėtota italų autonomistų, kai kurie jų, kaip antai Paolo Virno, iki pat šiandien už tai pasisako. Grupinio šokio ir linksmybių atveju sąmoningumo auginimas pasireiškia vangia idealizacija, paremta libidinė investicija ir tikėjimu, kad galbūt tokia veikla stebuklingų būdų kažką išspręs ir kaip nors pateiks rezultatą. Nebūtų pernelyg kontroversiška teigti, kad reivas yra žavinga ir pagauli fantazija, kad kažkas daroma ir kažkas keičiama. Erdvė, kaip tūso aikštelė, interpretuojama lyg būtų politinės kovos laukas, tik nežinia, kas tas priešas ir kur jis. Su tuo susijęs ir jau minėtas suprantamas troškimas, gyvenant pajusti bent šiokią tokią galę, tačiau vegetatyvi tokios kabutėse politikos kilmė niekaip neleidžia matyti tūsinimą, perinant į konkretaus organizavimosi judėjimo pavidalą. Net jei pasilinksminimas imasi tokių kapitalo cirkuliacijos rautų malšinimo kaip infrastruktūros blokavimas. O pastarasis būdas galėtų būti plėtojamas labiau. Extinction Rebellion judėjimo, reaguojančio į klimato krizę, pavyzdys rodo, kad topologinis ir erdvė paremtas veiksmas gali kurti atsižvelgtiną spaudimą. Tik su reivu iškyla dar vienas priežastingumas. Kai nepavyksta sustiguoti ir parengti išliekančios politinės programos, veiksmų plano, ne partijos programos, ir suformuoti jos kaip, tarkime, svarios dėrybinės, kuri tas dėrybas galio perlūžtų, darbo santykių jėgos, reivas tampa piliulė, tiek leidžiančia pamiršti šią silpnybę, kiek suteikiančia jėgos iliuziją. Taip galima nesunkiai pasijusti politišku, netgi tikrų revoliucionieriumi, kai dėja beveik niekur kitur tam nelieka progos, o politika daugam pradeda sieti su kompromituota ir beviltiškai nepataisoma biurokratinė sfera, su kuria kartais turime tiek mažai kontakto. Kadangi, jokia naujiena, reivas visuomet flirtavo su hedonizmu, pats jis anaiptol nėra blogai, čia nuo kairiųjų taktikų peršokant į liberalią plokštumą nusitiesia dar viena analogija. Panašiai ir eilinis vartojimas daugam leidžia pajusti dalyvavimą, įsitraukimą, prisidėjimą. Daugkartinio naudojimo ir natūralaus plošto maišeliai, pareigingas atliekų rūšiavimas bei galų gale pats nevartojimas tampa vartojimo dalimi ir palaikymu. Toks neveiksnumas neretai įvardijamas kaip gyvenimo būdo politika, lifestyle politics. Kasdienio gyvenimo pasirinkimo etikai suteikiama brokuota politinė dimensija. Neseniai patiko vienas įrašas Twitteryje. Citata. Kaip socialistas nesiruošiu reguliuoti savo vartojimo įpročių, idant sumažinčiau emisijas, kol valstybė, valdoma kairiosios partijos, neprivers manęs to daryti. Citatos pabaiga. O kol taip, dėja, nėra, visavertė ir šiuolaikiška kairioji partija Lietuvoje atrodo panaši neįmanomybė kaip ir gerovės valstybė, per atsakingos vartotojos vartojančios tvarų produktą kategoriją prekiaujama doro aktyvisto ir moraliai kilnaus bei teisingo asmens tapatybė, į kurios apibrėžimą gali patekti ir, aišku, reivo organizavimas, kaip būdas skatinti bendruomeniškumą. Jokingiausia, kad tokių argumentų pasitaiko ir tarp aludžių savininkų, maždaug ten alkoholis geriamas socialiai, vietoje to, kad žmonės plemtų savo butelyje. Nors reivas, žinoma, leidžia steigtis pasipriešinimo sąmoniai, bet vargu ir dažnai nutinka taip, kad nakčia pasikratai, pavyzdžiui, klostėmis apraišiotame ir prožektoriais apšvitintame miške, o kitą dieną įstoji į profsąjungą, solidarumo tinklą arba partiją, o gal imi kurti kairėje mediją arba radikalią erdvę. Ne, veikiau pašokį ir vėl į darbą. Taigi, reivo savokai, bėgant laikui, patapus niekuo, nieko keisto, kad jos nusakymą ir įvardyjimą, nebūtinai tiesiogiai, patenka net ir įvairūs liberalūs patrypčiojimai, pašvesti tam tikrai politiniai priežasčiai palaikyti. Pastarųjų įvykių ir aktualijų kontekste tokios tendencijos sinonimu tapo ir Dance for Belarus, šok už Baltarusiją renginių serija, rugpjūtį organizuota Vilniuje ir Kaune. Vykstant tokiai plačiai išreklamuotai mini fiestai sostinėje, tą vakarą teko praeiti netoli Tauro kalno, kurį savotišką laisvės pikniko versiją susirinko nemažai miestelėnų. Nužvelgiant juos, aplankė mintys, kad darosi vis sunkiau beatskirti, ar čia politika estetizuota, ar estetika politizuota. Kol kas turbūt labiau šis variantas. Šalimais šokančių buvo nemažai tiesiog sėdiniuojančių ir čilinančių ant paties salų, kas iliustruoja paprasčiausią buvimą už. Mano kūnas čia ir mano kūnas palaiko X. Vėlgi, politika arba jos likučiai ir nuosėdos čia prisistato per vartojimą ir pramogą.
Apmaudu, kad daugeliui tik per panašų tūsą ir alučio pasirupčiajimą prie DJ pulto įmanoma įgyti šią simbolinę pilietiškumo injekciją. Be viso virtualaus solidarumo, ištransliuojamo daugiausiai žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, bene svariausias indėlis šiam Baltarusijos reikalui yra surinktos lėšos. Tad jei ką ir gali šok už kažką, nejaukiai primena TV šou pavadinimą hypas, tai pritraukti saują aktyvių naktinėtojų, kuriems politiškumas virsta respektabilia priežastimi atverti piniginę. Apmaudžiausia, kad beveik niekuomet nesusimąstoma, kad šokama ne vien už Baltarusiją arba bet kokį kitą tikslą, o anapus laisvės ir demokratijos magijos ne visada laukia numanomas to išsipildymas. Blogiausias scenarijus, nieko naujo, yra šokti ir prišokti neoliberalizmą. Čia esama, o ten greičiausiai būsima. Ypač kai tuos šokius rengia Vilniaus liberalai. Nors, kalbant jau apie kairiųjų Vilniaus Lūna 6 ir Kauno socialinio centro EMA erdvių paraleliai rinktus pinigus, šie buvo pervesti iniciatyvoms siekiančioms kito kelio nei Baltarusijos įtrauka į globalinio liberalizmo schemą. Todėl tikėkimės, čia postuluotas pesimistinis scenarijus neišsipildys arba bent jau ne taip greitai. Tad dabar garsiam ir mėgstamam We Dance Together, We Fight Together, šokiame kartu, kovojame kartu naratyvui, be viso už labai stinga ir prieš. Visai čia pateikiamai politikos ir politiškumo iškamšai, kuriai netgi prilipdomos kovos matmuo, trūksta antro demens, kuris leistų tam tapti kažko daugiau, ne tik pretekstu vėl pasikratyti pagal muziką. Taip apdorojama politika, nusausinta nuo klasinės kompozicijos ir ko ne bet kokio priešiškumo, tampa tik simboliniu priedu prie estetizuoto konsumerizmo, kuris, kita vertus, šiandien neretai iš pažiūros esti viena veiksmingesnių priemonių sukviesti žmonės bendram tikslui. Todėl čia nesiūloma estetikos ir vartojimo negrįžtamai nuleisti į unitazą. Šį sambūvį, kaip jau išsiaiškinta, jungia momentiniai vakarėlių ir pasilinksminimo aktai, apkvaitę blyksniai ir ekstazės kupina vaizduotės žaismė. O kur dar įsitikinimas, jog panaši kultūrinė veikla bei renginių organizavimas ar meninių niekučių kuravimas turi kažkokią nutaikytą socialinę misiją arba politinę perspektyvą. Pavyzdžiui, kiek tenka pastebėti, tas ypač taikytina šiandienos muzikiniams kultūriniams judėjimams, kalbant ir apie Lietuvą, kurie visaip mėgina apsimetinėti, kad jų nevienyje neišvengiamasis ekonominis pelno interesas, o menamo bendruomeniškumo pagrindu tampa kartu vykdomi ir vystomi projektai. Net jei ir deklaruojama sociopolitinė arba alternatyviosios kultūros vizija, ją apkartina ir aptemdo būtinybę kurti bendrą produktą ir jo vartojimui skirtas erdves. O socialinius interesus neretai nematomai ir nejučia perima komerciniai, kaip ir gentrifikacijoje, kultūra uždangsto kapitalą. Taip save, kaip bendruomenę ir kolektyvą, išreiškiant tik per kartu gaminamą prekę ir paslaugą. Iš kitos pusės, tokia veikla, net jei ir nesukelia jokių socialinių virsmių, paprasčiausiai padeda išgyventi. O žinant visą to sukeliamą visuomeninę fragmentaciją, darosi aiškiau, kad tokiame vakuume egzistuoja tik komercinės partnerystės įžadai, o vietoje bendruomenės bendradarbystė. Galų gale nepamirškime, kad sunku įsivaizduoti kitokius santykius, nei esančius anapus prekių ir pinigų. Tokie tinklai kuriami iš būtinybės išgyventi, kas nėra lygų kapitalo investicijoms ar strategijams maksimalizuoti pelną. Neišvengiama ir brutali ekonominė tikrovė, toliaregiškesnį iniciatyvumą redukuojantį iki pragyvenimo, bei daugybė prieš tai vardintų slegiančių reiškinių skatina užduoti svarbius laikmečio klausimus. Ar žmonės sutelkti ir vienyti dabar įmanoma tik per įdomumą? Ar politika būtinai turi būti faina, ar jie privalo patikti? Ar malonumas vienintelė sąlyga emancipaciniai ir radikaliai politikai? Nesileidžiant į, tarkime, psichoanalizę, galima atsakymą užtektinai gerai įgarsina vienas pokalbis apie metų pradžioje aidėjusius planus panaikinti kablį kaip kultūrinę erdvę. Aišku, dialogija tematiškai buvo aptartas ir platformos stoties rajone atvejais, kaip polikis standartinę kultūrą susijęti su kabutėse maištinga politika. Tai kartu su kablio istorija leidžia pastebėti, kad, pripažinkime, nemenka dalis jaunimo nėra politiškai angažuoti, tačiau kai kalba pasisuka apie panašias laisvalaikio erdves, jų reguliavimą ir panašiai, staiga daug kas patampa aršiais ir didžiaisiais kovotojais kabutėse prieš tuos biurokratus. Politikos ir malonumo pasitenkinimo santykiai taikliai pateikė vienas išgirstas argumentas. Bet juk yra ta tūso idėja. Anąsyk tai sukėlė nemažai pamastymų. Kokia yra toji tūso idėja? Nejau kažkas daugiau, nei libidinės ekonomikos kuriamas imperatyvas mėgautis. Stebint dabartinį vyksmą, ženklinama nuolatos matomų bandymų falšyviai politizuoti nieko neišskirtinių pasilinksminimų formą, jei suteikiant prasme,
Greta atsistoja juokingo lobizmo susivienijimas, į platformą panašių virkšlenimų, ginantis pramogų verslą, Vilniaus naktinis alijansas. Gan demagogiškais prikišinėjimais apie esamą vidaus politiką susijusią su viruso tramdymu, ši iniciatyva atspindi šiuolaikinės pastangas į populiariąją viešumą žūtbūt patraukliai įstumti tą tūlo neoliberalizmo trojos arklį. Pasitelkiant griežtos kontrolės ir nusenusius verygizmo motyvus, agituojama už dar ir dar didesnę laisvę verslui. Negana to, tą verslą pristatant kaip intelektualumo ir racionalumo skleidėją, nes esame protingi ir galime linksminti saugiai. Karingas noras išsaugoti įvairių klubų ir barų apyvartą, galbūt tokia yra Tatuso idėja, kuria užsikrečia tiek daug šalies gyventojų, vėliau šokančių už demokratiją. Kitapus kapitalo intencijų būtų pernelyg ciniška visiškai neigti žmonių poreikį tokiamis progomis puoselėti bendrystę, kad ir kokią aptakę bei paremtą laikinais ritualais. Tik panašu, kad nuolatinis sotinimasis šiuo efemerišku kolektyvumu gali paslėpti, jog einant kitais kairiosios politikos takais, labiau orientuotais į, sakykime, tas pačias profsąjungas, streikus ir ar organizavimąsi darbovietėse, kad ir kaip nuobodžiai ir klišiškai skambėtų, įmanoma pasiekti tvirtesnio pagrindo bendrumą, kurį, verta pakartoti, suteikia klasinė sąmonė, įsteigta materialios tiesos. Čia neneigiama, kad tusovkės ir eiviai gali švietėjiškai atvesti link to. Bet šis kelias sunkesnis. Kur kas lengviau pasirinkti tokį, kurio sąrangoje antagonistinė politika ištrinama iš simbolinio registro ir lieka tik nesąmoningas apsimestinumas, kad ji tebėra, ji čia, su mumis. Fundamentalus to pavyzdys, vėl nuo kairės peršokant link dešinės, yra rugpjūčio mėnesį vykęs Laisvės TV kelias, kuriame pilietiškumas ir politiškumas tryško per kraštus. Metafora nebereikalo, nes įsivaizduojamybė grįsta politika tokiomis viešųjų ryšių priemonėmis yra palaikoma dirbtiniu kvėpavimu, tam dar pertekliškai suteikiant patosą. Dar viena Andriaus Tapino klasterio sugalvota akcija, šįkart susikabinimu už rankučių dedikuota išreikšti palaikymą baltarusiams, ar šis pridvisęs rock'n'rollas nėra iki skausmo taiklus šiuolaikiniam bendruomeniškumui. Daugybė žmonių, pirštu pamojus PR komendantams, susirenka, pastovi, prisifotografuoja, kaip taikliai tarstelėjo vienas draugas, po jų išsineždinimo danguje vis dar matėsi Instagramo filtras, pamosikuoja vėliavėlėmis ir išsivažinėja. Pareiga atlikta, žyvi Belarus. Atrodo, kad vienintelė terpė, medijuojanti susirinkusiosius, yra ne bendras politinis sąmoningumas ir antiautoritarinės kovos palaikymas, o pats srautas, ezoterinis konsensusas. Tie patys vartojimo įpročiai ir besidalinama nuostata, samprata, esą politika tokia ir turi būti. Draugiškas, šypsningas ir sutirštintas karnavalas su naujųjų medijų pašventinimu. Kažkas Facebook'e gerai pakomentavo, o aš noriu laisvės nuo Tapino. Kai ideologiniai ir klasiniai socialiniai skirtumai ištirpinami administraciniuose piruetuose bei nusaldintos visi kartu harmonijos garuose, politinio išsilaisvinimo galimybės iškastruojamos. Politika turėtų kiek įmanoma pabrėžti priešybės, kurios neretai gali atsirasti visai šalia, o draugas, šmitiškai tariant, virsti priešu. Nepamirškime reivo. Ką tik minėti įvykiai turi nemažai paralelių su juo. Ne veltui reivas, tiek kaip šokiai, tiek kaip utopinis potencialas, dažnai siejamas su užkrečiančiu euforijos efektu, ypač jos žaibiškais sproktelėjimais ir akimirksnio protrukiais. Šiems Baltarusijos protestams ir beveik viskam, kas juos supa iš sekėjų ir stebėtojų pusės, akinančios euforijos tikrai netrūksta. Labiausiai tiems, kurie į viskas spokso saugiu atstumu. Čia toji masinė euforija, kaip ir reivo aplinkybėmis, apibrėžtam laikotarpiui tinkamai sujungia daugybę asmenų bei tapo bendra tapatumo mazgu, kuriančių džiugesio ir vilties kupiną šventę, nors kol kas nieko realaus nepasiekta. Tai ir toliau skatina manyti, kad be panašaus malonumo indėlio jokia dabartinė politika ir jos formos tampa neįsivaizduojamos, malonumo išbraukti iš politikos toli gražu nereikia ir neįmanoma, o Baltarusijos įvykių, kaip ir Reivo Tūso, euforijoje pasimiršta tai, ką visados, kad ir ką sakytų kairės oponentai, dera priminti bei kartoti. Klasinė įtampa ir ekonominės prieštaros. Net jei ir kai kurie minkštesni dešinieji kas kartą išgirdus bruka uodegą ir pasišalinę su oi, kai tik pamatau neoliberalizmo sąvoką, tai traukiasi šonan. Aišku, nupiginto liberalaus tūsinimo, aprašyto kiek anksčiau, nedera mesti į vieną katilą kartu su kairiosiomis linksmybėmis. Šios, nepamirškime, turi šiokį tokį politinį efektyvumą, atgaivina ir plečia bendruomeninius ryšius, bei suteikia terpę vystyti idėjas, jas tarpusavyje komunikuoti.
Tai sudedamoji rimtos politinės veiklos dalis, be kurios būtų sunku palaikyti jos gyvastį. Kitaip tariant, ryšiai anapus politinių interesų, ekscesas ir paribiniai nuotykiai apskritai leidžia egzistuoti kertiniai visumai ir kabutėse svarbiems reikalams. Be to ir yra be galo svarbu atskirti, kokia yra liberali tūso idėja ir kokia yra kairiosios politikos rekreacija, parodinti, jog negalima visos pasilinksminimo kultūros nurašyti vien į kapitalo pusę. Jau vien pats Karlas Marksas savo 1844 metų rankraščiuose rašo apie kolektyvinį prancūzų darbininkų džiaugsmą. Dar vienas argumentas, jog beprasmiška mėginti šalinti šiuos teigiamus efektus iš politikos. Tačiau šalimais visad dera turėti ir negatyvų užtaisą. Tai yra įtūžiai, įniršiai ir atitinkamą destruktyvumą. Veikiausiai šios pusės yra neatskiriamos ir viena kitą palaiko bei papildo. Vis dėlto, kartais aniems šviesiesiems ir džiaugsmingiesiems efektams suteikiama gerokai per didelė svarba ir reikšmė, kas mutuoja į tūsą, pasilinksminimą, reivą kaip politinę strategiją, vakarėlių svarstančią kaip instrumentą emancipacijai ir radikaliai antikapitalistiniai politikai, kas būtent ir yra pagrindinis šio teksto kritikos objektas. O kai kurie pavojingieji efektai, kaip pyktis, nepasitenkinimas ar neapykanta, kapitalo yra koordinuotai gesinami. Todėl kairioji politika turėtų kovoti ir prieš jų slopinimą, bet tą daryti taip, kad tai netaptų moralinių imperatyvų dirbantiesiems, kitaip kenčiantiesiems, šitaip žaidžiant jų vadinamosius coping mechanisms, nes mažiausiai ko reikia darbuotojams, tai papildomos opresijos iš tų, kurie jiems padeda ir atstovauja. Tai buvo antroji Linarto Tomo straipsnių trilogijos dalis. Daugiau tekstų galite rasti gpb.lt, o tekstų garsų įrašų ieškokite visose tinklalaidžių platformose ir YouTube. gpb.lt galite paremti sekdami Gyvenimas per brangus Facebook ir Instagram paskyras, taip pat užsiprenumeruokite ir audio įrašus, kad ir kur jų klausotės. Jei norite paremti dar labiau, ieškokite nuorodos į Patreon ir PayPal.